Sveiki, draugai. Tai ką, pirmasis mano turgus, ankstų rytą po 6:10, dar tamsu, vasario 4. Bus įdomu pažiūrėti, ar daug yra pardavėjų. Taigi, greitai susimatysime turguje. Kągi, turgus prasidėjo, kaip matom, tamsu, šviesas, prožektoriai. Judam. Ieškom kažko įdomaus. Turgus jau pilnėja, šviesėjo. Žmonių renkasi daugiau. Džiugu, kelius daiktus nusipirkau. Parodysiu aišku vėliau. Turgus dar nepilnas, renkasi žmonės po truputį. Atvažiuoja vieną kitą mašiną. Einam ieškoti kažko pigaus ir reikalingo. Ir kągi, aš jau grįžau. Esu namie, visi pirkiniai sudėti ant skrynios. Taigi trumpai peržiūrėsime, ką man pavyko rasti įdomesnio. Šitą klaviatūrą patiko, sena, 50 centukų kainavo. Kodėlgi ne? Esu kelias pardavęs. Šitą mašinėlę rašymo gana įdomi. Remington. Nesu tokios turėjęs. Mokėjau 5 svarus. Gana gera būklė. Gal kažkas apie 40, 45 šiais parduoti. Pagaminta Italijai. Labai gerai. Kelias kepurės pirkau. Jeigu neklystu, po 4 svarus. Man atrodo irgi gan senas, retas, tai turėtų parsiduoti. Sezonas artėja. Kiek žiūrėjau, lygtais viskas originalu. Lietuviškai rašo. Oho, lietuviškai rašo. Įdomi. Taigi. Toliau, čionais telefonas, internetas. Lygtais apie 4 svarus mokėjau. Diktofonas, Olympus, visada paima gerą kainą. Šį kartą buvo 2 svarai. Kodėlgi ne? Tasai fotoaparatas. Samsungas. Čia Sigma, ieškojau, žiūrėjau, kiek tokie kainuoja, bet ir neradau. eBay kaip ir nėra tokio. Tai bus jau įdomu. Mokėjau 4 svarus. Šitą pultelį retro. Šitą pasiliksiu, nepardavinėsiu. Reiks išvalyti. Turėtų išsivalyti. Tai žodžiu, pasiliksiu savo. Pultelius visada pasiemu, ypač firminius. Šitas gana brangus. 12-15 svarų. Yra įdėta tokių eBay, bet čia pasiliksiu savo. Ir ką, žaidimai, kompaktai. Kompaktų visada pasiemu, jeigu būna SILED. Po parsiduoda jie gan greit.
Ir žaidimėlį keli, aišku, tokie kaip visada būna jie pavargę. Bet šitas tai kompaktas gražus. Kompaktėlis gražus, šitas į kolekciją. Praktiškai visi gal į kolekciją, nes po to ateityje bus matyti, ką aš su jais darysiu. Aišku, dangteliai. Viskas sulaužyta, viskas, kiek aš dabar mokėjau už juos, man atrodo po 2 svarus. Po 2 svarus. Nu, kažkas panašiai, iš tikrųjų, nes perku daug. Ai, dar čia yra dulkių siurblio baterija. Irgi populiari prekė. Labai gera firma, brangi. Tai pasiėmiau už kelius svarus ir žaidimėliai šiokie tokie. Man atrodo, pirkau aš 3 už 5, 50 centų. Sealed. Sealed, 2002. Labai gerai. Čia tokie PlayStationai po svariuką. Ne, už šitą mokėjau 50 centų. Už šitą mokėjau 50 centų. Visai gerai. Neatsidaro. Mokėjau 50 centų. Labai gerai. Žiūrėjau, labai gražus. Labai gražus kompaktas. Bus į kolekciją, po to žiūrėsim, kas bus. Tai vat. Visai nebloga diena. Visai nebloga diena. Nemažai pirkinukų. Išleista apie 50 svariukų. Dauguma viskas keliaus eBay pardavinėti. O kągi, neužilgo tuoj parodysiu, ką šią savaitę pardaviau. Va, ką mums šią savaitę išėjo parduoti. Minolta fotoaparatas, 14 svarų. Neišėjo, man atrodo, jo įjungti, tai čia kaip ir dalim. Po to radija mažytė, 13 beveik svarų. Televizorius be pultelio, apdaužytas, 25. Lego žmogeliukas, žvaigždžių karų, 6 svarai. Čianais toksai ant stalo šviečiantis kaip ir lempa, dekoras. Skeleton, 10 svariukų, 2 žiebtuvėliai, seni, gera firma. Neišėjo man jų sutaisyti, tai dalims. Samsungas CD grotuvas, nepaleidžia kompaktų, tai irgi dalims išėjo, už 14,50. Čianais, čia šitą abudu nusipirko, bet susimaišė žmogus, parašė vieną atšaukti, tai šitą atšaukiau. Ir šitą išsiunčiau jam, cigarečių dėtuvę metalinę, Case Aristocrat. Va. Šitas, matau, atšauktas. Žmogus nusipirko šeštadienį, po kelių valandų parašė, nebereikia. Tai teko atšaukti, bet už šitą sumokėjo. Buvau įdėjęs už 58, pasiūlė 45. Pasižiūrėjau, yra keletą, gal kokių 80 jų, keli apdaužyti, maniškis gražus, bet sutikau 45 už šitą kolonėlę. Irgi pasiūlė 15, įdėta už 20.
laukiu, kol sumokės. Rašo čia awaiting for payment. Tai laukiu ir kaip ir būtų viskas šią savaitę. Čia jau kitą savaitę prasideda. Tai vat keletą daiktų. Sakyčiau, silpna savaitė, bet visos jos skirtingos, visos jos įdomios. Lauksim pirkėjų. Kągi, ačiū už žiūrėjimą. Būtinai paspauskit like, jeigu patiko. Galit komentarą parašyti, ko trūksta, ką dar parodyti. Lauksiu jūsų dėmesio. Iki.